Ir ką, pirmas radinukas muškietą. Bet čia šitam lauke yra nenuostabu. 18-14. Ir šitą lauką praėjo daug Švedijos kareivių. Ką, žiūrim toliau. Ir vat antras radinukas. Neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Atrodo, vienai. Kas čia gali būti? Sagė kažkokia. Kilputės jau čia vadai buvo. Eina sau. O. Čia gražu. Neįsivaizduoju, blemba lygtais. Kas per metalas? Bronza bus. Čia lygtais. Kaip ir sidabras šviečia iš šonų. Čia juodas. Taip, ir turim, sakyti, lengvai pagraviruotą taškučiai. Saga. Čia sagų. Čia kiek buvęs, tai labai daug yra. Bet irgi pagraviruota su ratukas ir aplinkui visokių. Labai baisiai neaukėsi greitai. Tikiuosi lyt nepradės. Nu, bet reikia lietpaltį turiu. Lietpaltį turiu. Matau. Ir trečia saga. Su zvezdačka. Vėl šlakas kaip. Ne šlakas. Prikolne. Lemba, šepituko nepasiėmęs. Labai graži B raidė. Taip ir va, saga su liūtu, man atrodo, bus jo riksliovena, nors blemba lygtais riksliovenas, kas ten blemba kaip jo riksliovenas, liūtas su kirvuku. Tai kaip kas? Saga! Saktel. Nu, gerai. Kudutė. Giliau. Dar yra juodas šalia. Biškį sunkiau išgaudyti. Juodą iškasiau ir iš karto. Atsigavo. Sagytė, bet gražios visos sagos beveik lenda. Ką, dar viena saga, nu?
Oi, ten dar geras signalas šone. Vos nepraėjau. Nesaka. Bet ir nieko įdomaus. Kažko tais dalys yra. Nesvarbu. Kitą signalą pažiūrėsime. Labai jau gražiai irgi skamba. Nu. Iškasim. Nu. Parodyk. Oi. Ir sidabro turim. Kas čia per papušuliukas. Čia šitos vienos dalies, man atrodo, trūksta. Ir čia bus šitas kulionikas. Ir akmenukas jau nudylės gerai. Bet tai smagu.